Matsalu yra vienas svarbiausių vietų migruojantiems paukščiams Baltijos šalyse. Ji yra vakarų Estijoje ir per ją eina paukščių rytų Atlantinis migracijos kelias. Kiekvieną pavasarį daugiau nei 2 milijonai vandens ir pakrančių paukščių migruoja per Matsalų. Apie 200 000 paukščių čia sustoja pailsėti ir pasimaitinti prieš tęsdami savo kelionę į šiaurę. Ar žinote, kuo skiriasi Matsalų nuo miesto? Mieste galbūt 300 žmonių tenka vienas paukštis. Matsalų pavasarį vienam žmogui tenka 300 paukščių. Kad šis nuostabus kampelis išliktų, čia 1957 metais buvo įkurtas gamtos draustinis. 2004 metais jis buvo pervadintas į nacionalinį parką. Pamatyk jūrą.